Hello. Jėzus Marija. Dabar varysiu į Klaipėdą. Nežinau, miegau gal 5-6 valandas, bet atrodo gerai. Normaliai. Tai va, kažkaip pakoncertuosim šį vakarą. Nežinau, kiek ateis žmonių. Šiaip neturėjo čia būt Grammy koncertas, neplanavau, kad čia bus, tipo. Neplanavau ten kažkokių fanfarų. Bandai prikviesti visą kaimą. Bet kažkaip pagalvom, kad būtų faina visgi padaryti plakatus ten. Visokius istoriukus. Tai yra šiek tiek to promotiono, tai žiūrėsim, kiek ateis žmonių. Arbatos duodai, Nu, prašau. fantastika. Angelas sargas. Pavargėlą iškart prikabinti. Tam, 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 tam. Eik, tas Wow. Angela tau šalia. Jo. Angelas sargas. Tai ant peties. Va, kokie vaizdeliai. Amazing. Nu, labas. Aš jau Juodkrantėj ir linkėjimai nuo manęs ir stirnos. Nu, nelabai matas, aš neturiu čia zoomo, bet tiesiog žiūri į mane. Labas. Kur nematau. Labas. That's why I love Juodkrantę. Aš kartą viskas gerai, žinok, aš nieko nedarysiu. Aš kartą bėgau pasitikti saulės mišku. Jėzau. Ir bėgu žemyno kalno ir jaučiu, kad kažkas bėga su manim, bet tokia ne žmogaus energija, o tokia laukinė kažkokia tai, tokia, net laukinė, net ne ta žodis, tokia dieviška, tokia žemės energija. Ir supratau, kad šalia manęs bėga stirna. Buvo nuostabus momentas, absoliučiai. Vienas iš nuostabiausių dalykų, kuris man yra turbūt gyvenime atsitikęs. O šiaip tai buvo koncertas. Ir galvojau, kad bus 2 žmonės. Ir buvau nusteikus, kad grosiu savo mamai ir kultūros centro vadoviai. Bet buvo 10. Tai, nu, pagal kėdžių skaičių, tai čia beveik full house'as. Tai va, dainavau be mikrofonų, tai taip truputį sunkiai girdėjos balsas. Galvojau, pasikliausiu čia, kaip sakė, kad užteks to vokalo, bet visgi geriau turėti mikrofoną, kad išsigirstų subtilybės. Nes mano muzikoje labai daug subtilybių yra, kurias reikia išgirsti. Nes mamai patinka visokios detalytės.
Taip, pačioj muzikos kūrybai labai daug tokių palieku momentų. Tai va, tai nelabai išsigirdo, bet vis tiek buvo gražu ir buvo biškai paskui liūdna, biškai verkiau, nes ten gavau komentarų, kad per trumpai grojau, bet tada pasakiau draugui savo ir su ChatGPT pasitarėm ir jis sako, 5 minutės tavo tyro sielos išsireiškimo, čia labai daug. Ir iš tikrųjų, aš ir jaučiau, kad tikrai, nefeikinu, kad ten daug buvo jausmo ir jo, ir kažkaip gal kartais nesupranta publika, kiek daug kainuoja pastangų taip atsiverti, taip leist būt savo pažeidžiamu. Tai kažkaip gal žmonės, kai yra koncertas nemokamas, netaip vertina. Galvoju, paklausysiu, mane palinksmins, bet kažkaip norėtųsi, kad žmonės nuo pat pradžių būtų dėmesingi. Gal kai labai myli atlikėją, tai yra kitaip, bet mūsų publika dažnai būna labai pasyvi ir čia ne mano vienos jausmai, kur girdėjau, kaip viena grupė sakė, apkeliavom vos ne pusę pasaulio, bet kai grojam Lietuvoj, tai visai būna kažkaip pasivoki vaibai. Tai, o aš atrodo vis daugiau išmokstu savęs atiduoti. Ir atrodo vis tiek nepakanka, bet tai reikia savo tada įsivardinti, kad jo, aš labai daug daviau, net jeigu ir atrodo čia trumpai kažkam, bet iš tūrio pusės čia labai daug. Tai jo, gerai, kad turiu tą draugą ir draugų, kuriem galiu paskambinti ir pasitarti šiais klausimais ir ChatGPT ir kažkaip, pajaust svorį, savo impact, įsivardinti, kiek daug padarei. Žodžiu, aš labai kažkaip, pavargus buvau šiom dienom. Labai intens toks mėnuo buvo su šita kampanija, bet dabar jau ten perviršis yra surinktas, dar ten daugiau nupirko tų vinilų, tai I'm very, very happy. Tai dar bandysim padaryti perklausą, klipą dar reikia padaryti, bet, žodžiu, labai tokie daug dalykų, kur I need to stop. Reikia, dabar tiesiog reikia pailsėti. Pačiulėt, seniuk. This is my dream bus. Whoa. Aš taip myliu jūrą! Gerai, pavadinkime dar kartą. Aš taip myliu jūrą! Toks didelis kaip visas liūtas. Ką Markas šypsoma? Gal Markas dar skrodžiu žiedlapių? Labai gražu. Wow. Parodyk neklasą. Oi. Wow. Okay, I'm filming. Okay.
O Jėzus! O Have the Dieve! same horizontal. Crazy. Iš tikrųjų. It's been so cold. I need no more nothingness, no more nothingness, no more nothingness, no more nothingness. It's been so cold. I need no more nothingness, no more nothingness, no more nothingness, no more. It's been so cold. I need no more nothingness, no more nothingness, no more nothingness, no more. It's been so cold. I need no more nothingness, no more nothingness, no more nothingness, no more. It's been so cold. It's been so cold. I need no more nothingness, no more nothingness, no more nothingness, no more. I need no more of you. Gimtadienis buvo turiningas, verksmingas, jaudinantis, įstabus, švelnus, neutralus, liūdnas. Vietom nuobodus, vietom linksmas. Žodžiu, kaip visas gyvenimas. Kažkaip svarbu priimti, kad nespausti iš savęs kažko per daug, bet ieškojau, kaip subalansuoti tai, ko aš noriu ir kaip pakviesti kitus tai daryti. Ne per prievartą, o kažkaip su meile. Ir iškomunikuoti, ko aš noriu. Nes turėjau tokių patirčių kažkaip nemalonių gimtadienio, kur galvoju kažką žinutę, kad tai, ko aš noriu, yra šūdas maždaug, kad neįdomu čia kitiem. Tai gydaus šitą žaizdą ir mokaus pasakyti, ko noriu. Ir ownint tai buvo taip, kad žmonės skundžias, kad nepasakau, ko aš noriu iki galo. Kur dažniausiai, jeigu taip yra, tai reiškia, kad kažkada, kai bandai pasakyti, tai kad nelabai klausė arba atmetė. Pasakė, kad čia maždaug nepričiom. Tu va? The outfit.
kažkur, ką sunku suprasti. Tai dar kaip naviguoti grupiai žmonių, kai nori ir kažką pats nuveikti, kad ir kiti tą nuveikti tą, ką tu nori nuveikti ir kaip nieko neforsuojant kažką daryti, bet turbūt taip neįmanoma. Kad kažkoks turi būti toksai at least a gentle push, nes nepriversi žmonių galvoti. Nu, kaip čia, ne tai, kad nepriversi, bet neįmanoma taip, kad žmonės galvos taip kaip tu, kad tu turi tiesiog inicijuoti kažkokią tai veiksmą ir kažką tai pasiūlymą. Right? Tu esi tu. Kiti yra kiti. Obviously. Anyway, I gotta go. Meow. Whoa. Whoa. Jezu. Katinas. Koks geras raktų pakabuko derinys ir katinas. Katinas. Wow.